Tai sudėtingos nelygybės, jose pasitaikys dar ir tokių. Tai mes spręsime iš vadovėlio 82 puslapio. 82 puslapio nulinis. Išspręskite nelygybę. Spręskite nelygybę. Nelygybė atrodo štai taip. Nelygybė atrodo štai taip. Nelygybė turi vardiklius ir mūsų tikslas yra atsikratyti vardiklių. Bendras nelygybės vardiklis 3 ir 2 yra 6. Tuomet mes visą nelygybę dauginame iš bendro vardiklio, tai yra 6. Šita nelygybė turi gabaliukų 1, 2, 3. Dauginame raštu, bet ne mintinai. Šitą trupmeną aš dauginu iš 6, bet kadangi tai yra trupmena, tai vietoj 6 man irgi reikia trupmenos. Aišku. Šitą trupmeną dauginu iš 6 ir man vietoj 6 reikia trupmenos. Skaičių dauginu iš 6, trupmenos nereikia. Suprantama, kaip nelygybę padauginau iš 6. Suprantama, kaip nelygybę padauginau iš 6. Ar suprantama? Dabar prastiname. Dauginame ne veltui, o dauginame tam, kad neliktų vardiklių. 3 augustę prastinam su 6 bus 2. 2 prastiname su 6 bus 3, o čia vienetukas, taip? Ir čia vienetukas. 6 sudauginsime, su 3 gausime 18. Kas dabar lieka suprastinus? Lieka 2 kart, bet lieka reiškinys čia. Skaitiklį dauginu iš skaitiklio, kitas skaitiklis yra reiškinys, tai jį reikia apskliausti. Nes jis visas didelis kukulis ir aš jį visą dauginu iš 2. Vardiklyje lieka 1, vieneto nėra prasmės rašyti, kaip 2 pirmosios PVZ yra 2. Supratom? Vardiklio nerašau. Daugiau arba lygų. Čia skaitiklyje 3 dauginu iš x minus 2. X minus 2 yra reiškinys ilgas, už tai aš jį apskliaudžiu, vardiklyje lieka 1, 1 kart 1, aš jo nerašau. Ir minus 18 čia sudauginu. Supratote, kaip padariau? Vardiklių liko? Ačiū Dievui. Taip, nes vardikliai labai apsunkina gyvenimą. Ką dabar toliau darysime? Atskliausime, kad nebūtų skliaustelių. Daugybos skirstomumo dėsnis. Jeigu visiškai neaišku, pasirašome rodiklytės. Klasė 5. 2 kart x, 2x. 2 kart minus 1, minus 2. 3 kart x, 3x. 3 kart minus 2, minus 6. Minus 18. Ką toliau darysime? Visi rašo, taip? Visi rašo, su x-ais į kairę, su skaičiais į dešinę. Kairėje turėsime, jau turime kairėje 2x, atsikeliame 3x, keičiasi ženklas, minus 3x. Ženklas nelygybės nesikeičia. Kairėje, dešinėje turime jau minus 6 ir turime dar minus 18 ir atsikeliame minus 2, keičia ženklą plus 2. Dabar skaičiuojame kairę pusę. Gauname minus x dešinę pusę. Kiek čia bus? Minus 22. Nelygybė dar nėra išspręsta, nes čia reikia, kad liktų x be ženklo. Abi pusės dauginam arba dalinam iš minus 1. Čia x, nelygybė ženklas keičiasi į priešingą pusę. Jinai jau yra išspręsta. Sprendinius žymime ant skaičių tiesės. X mažesni už 22. Ir rašome atsakymą. X priklauso nuo mažesnio iki didesnio. Nuo minus begalybės iki 22.
Tai pakelkite ranką, kam buvo aišku. Tai va taip su trupmenom. Kai yra vardiklyje kažkokie tai skaičiai. Tokių spręsime daugiau, bet apžvelkime, kokie uždaviniai bus šitame sudėtingesnių skyrelyje ir kokias sudėtingesnės ir sudėtingas mes jau mokame. Pirma puslapis, 82, pirma. Testinė užduotis. Iš bėdos galima spėti. Bet kadangi bėdos nėra, tai sprendžiam, taip? Kadangi mokytojai yra, tai nėra bėdos, tai galite spręsti. Su x-ais į kairę, su skaičiais į dešinę. 8 tai kitą pusę minus 8. 3x minus 2x. Sprendinius vaizduojame skaičių tiesėje. Nuo minus 8 daugiau arba lygų kitą pusę. Ir x priklauso nuo minus 8 iki plus begalybės. Nu, tokia vidutinio lygio. Ten nėra lygų. Aš pati pasirašiau. Tokia, atsiprašau, vaikų, čia aš išpisau. Gerai, nes atsakymo tokio nerasiu, ne? Tada tikrinsiuosi, kur padariau klaidų. Taip? Ir čia burbuliukas tuščia futė, taip? Ačiū. Ir atsakymas dabar, kuris bus? Tai šita tokia bus per savarankiška. Nu, čia tikrai nėra ką veikti. Tai tikrai tokia bus, galite pasirašyti bus, namie treniruojamės, mintinai mokinamės, jeigu neaišku. Toliau sprendžiame antrą. Irgi išspręskite nelygybės. Ir antrą. Taip, tai su x-ais į kairę, su skaičiais į dešinę. 5x atsikeliu, keičia ženklą. 4, 2 kitą pusę plus 2. Atimame 2x. Mažiau už 6. Abi pusės daliname iš 2. X mažiau už 3. 3 ir mažiau. Ir x priklauso nuo minus begalybės iki 3. Tokį gavote atsakymą? Gerai, ar Jana linksi taip? Nu ir dabar apie šitą pakalbėkime visi kartu, koks vardiklis yra. Visos nelygybės. Bendras. Kiek? 2. Čia tik tai viena trupmena yra. Tai visą nelygybę rodau, kad dauginu iš 2. Dabar norėčiau jūsų paklausti, kiek dalių šita nelygybė yra sudalinta, kiek kartų man reikės dauginti iš 2. 3. 1, 2, 3. Jei neaišku, prašom, braukiam pilvus. Kadangi man čia reikės trupmeną dauginti iš 2, tai aš pasirašysiu 2 pirmosios iš karto, teisingai, nes man patogu trupmeną dauginti tik tai iš trupmenos. Čia dauginsiu iš 2, galiu iš karto rašyti 6. Ir čia dauginsiu iš 2. Ir iš karto galiu rašyti 2x. Taip, toliau ką darom?
Prastinam. Tai vardiklyje lieka 1, o ką man tą 1 rašyti? Taigi, suprastinę turime, taip. Čia 1 ir čia 1. Vardiklio 1 nerašom. O skaitiklį, vaikučiai, aš labai dirbtiniu būdu rašau. 1 kart, va šitas 1 kart. Visas skliaustelis, taip. Ir perrašau dešinę pusę. Toliau mūsų planas yra atskliausti, aš taip specialiai darau, kad jūs nepamirštumėt, kad čia jeigu skaičius, kad čia reikia apskliaudinėti. Nesvarbu, jis 1, 2 ar 5, taip. Ir atskliaudžiame. 1 kart 7, 7. 1 kart 3x, ženklas nesikeičia, plus 3x. Daugiau arba lygu 6 plus 2x. Su x į kairę, su skaičiais į dešinę turime 3x minus 2x. Jau tupi 6, atkeliu 7 skaičių ženklą. 3x minus 2x yra x arba 1x, kaip norite, tai prašykite. Ir daugiau arba lygų už minus 1. Brėžiame skaičių tiesę, minus 1 yra pilnas. Daugiau arba lygų ir x priklauso nuo minus 1 iki plus begalybės. Atsakymas. Kas taip gavo, pasidžiaugia. Ir toliau. Ir toliau raskite nelygybės sprendinius. Irgi reikia išspręskite nelygybės. Trečia užduotis. Irgi 2. Taip. A dalis per savarankišką bus. B dar nebus. Taip, dar pasitreniruosim. Tai trečia dalis. Išspręskite nelygybės. A bus B dar treniruosimės. Pirmiausia, atskliaudžiame. Atskliaudžiame turime 3x minusas ir kiek? 6. Perrašome, perrašome. Su x į kairę. 1 su x, 2, 3. Iš dešinės atsikeliam, keičiam ženklą. Su skaičiais į dešinę, dešinėje nieko nėra. Minus 6 keliauja į plus 6 ir minus 1 keliauja į plus 1. Čia bus 4x minus 5x. Kiek ir šviesa bus? Nemoku. Laukiu. Kiek minus 2? Čia 1x, x išsikelia prieš skliaustelis, skliausteliuose lieka 3, plus 1 ir minus 5. Reiškia išvada, kad nemoki suskaičiuoti x. Taip, bet tai jau aš kiek padariau, o pati tu nieko nedarai, tik spėliojai. O šitoje pusėje 7, taip. Abi nelygybės pusės dauginame iš minus 1. Pirmiausia, ką padarome, pakeičiame ženklą. Čia x, čia minus 7. X mažesni už minus 7. Ir x priklauso nuo minus begalybės iki minus 7 paprastas. Nu, gyvi? Bus toks. Toks bus. O prie B keliaujam. Bendras nelygybės visos vardiklis yra 3. Ir visą nelygybę dauginame iš 3. Ir kiek gabaliukų turime? 1, 2, 3. 3 pirmosios kart. X minus 2 iš 3.
Čia man apsimoka trejetą rašyti 3 pirmosiom, tai yra tas pats. Bet kadangi trupmena, tai rašau. Minus 2 kart 3 yra minus 6. Ir 3x kart 3 yra 9x. Visiems čia aišku? Prastiname 3, 1, 3 ir 1. Iš 3 dalinam. Turime 1 kart x minus 2 iš šitos visos daugybos. Minus 6 mažiau arba lygu 9x. Atskliaudžiame 1 kart xx. 1 kart 2, 2. Minus 6 mažiau arba lygu 9x. Keliame su x į kairę. X jau tupi. 9x atsikeliam. Taip, čia nieko nėra. 2 plus 6 minus 8x mažiau arba lygu už 8. Abi nelygybės pusės daliname iš minus 8 turime, keičiasi ženklas, x daugiau arba lygu už minus 1. Patikrinkit, ar nepamečiau kažko, nes labai suspaudžiau. Tada minus 1 yra pilnas, daugiau arba lygu čia ir x priklauso. Nuo minus 1 iki plus begalybės klausimų yra. O, klausykitės. Nugražu. Prašom dažus susidėti per pamoką. Viešai sakau. Kad ant stalo dažų nebūtų. Tam yra pertraukų. Tai su šitais įsiaiškinom, 4 užduotis irgi reikia spręsti. 4 yra visos sunkios užduotys. Kas atliko vaikučiai, tada sakau, kurį spręsti iš kito puslapio. Iš kito puslapio spręsti 224. Iš tų sunkių, kokių nebus savarankiškam darbe, dar nebus. O dabar darysiu 4. Išspręskite nelygybės. Tik atsakymus nuo lentos pasitikrinkite. Šitas tai bus A. Čiagi galima pasirašyti viena paprastai. 1/2 kart x ir minus 1/4 kart x. Taip? Ar taip? Taip. Čia paprastai šitas. Iksiukai, čia kaip skaičiukai prieš iksiukus. Tai buvo 2 ir 3, tai čia dabar yra 1/2, 1/4. Pagal daugybos skirstomumo dėsnį mes išsikeliam. Taip? Taip? Lieka 1/2 minus 1/4. Tada atimam ir skaičiuojate toliau. O jau B jau sunkesnis. B sunkesnis.
ten 2/8, tai 2/8 ne viena ketvirtoji. Žiūrime. Iš vienos antrosios atimsime 1/4, čia truks 2, čia truks 1, bendras 4, čia bus 1/4 x mažiau už 1. Taip austėja. Ai pas tave 2/8 ten nežinau 1/4. Ir gerai, ką toliau mes darom? Ką toliau darom? Dalinam iš 1/4. Tai bus x mažiau vienetas padalintas iš 1/4. Taip, o tu padalinai 1 iš 1/4. Ne. Tai kokius veiksmus tu ten vykdai, man pasakyti dabar? Tai bus x mažiau, taip. 1/1 perrašau, čia negalima tęsti lygų, aš tai rašau iš naujo. Dalinta iš 1/4 dauginta iš 4/1, taip. Čia susidaugina ir išeina x mažiau už 4. Tai jau kodėl pas tave ten taip kažkaip įdomu? Čia nėra sunku. Dėl to, kad tu tiesiog tingi padalinti raštu ir dalini mintyse ir gauni nesąmonytes. Tai prašom dalinti trupmenas raštu. Aš kai kada padalinu greitai, nes aš lentoje neturiu tiek, kad rašyti žemyn, nes lenta baigėsi. O jūs galite rašyti iki Kauno. Nu. Galime tęsti B. Tai koks bendras, čia jau sunki. Tokios nebus. Tai koks bendras vardiklis nelygybės? Ignas žiūri, išsigandęs ir nežino, koks dvejeto ir trejeto bendras vardiklis. Nežinau. 6. Tai nelygybę dauginame iš 6. Kiek čia bus gabaliukų, kiek kartų mes dauginsime iš 6? 2 kartus. Čia ir čia. Kad būtų patogu trupmenos daugybą iš trupmenos, rašau 6/1. Ir čia 6/1. Toliau prastinam. Iš 2 prastinasi. Čia 1, taip, ir čia 3. Čia iš 3 prastinasi. Čia 1 ir čia 2. Ar liks vardiklyje apart 1 kas nors? Čia bus vardiklyje 1 ir čia 1. Jeigu liko vardiklyje vienetai, vadinasi, sugalvojau bendrą vardiklį teisingai ir teisingai suprastinu. Taip? Toliau, skaitiklyje bus 3 kart x minus 2. Vardiklio vieneto nerašau. Čia bus 2 kart 2x minus 1. Atskliaudžiam. Turėsime 3x minus 6 daugiau arba lygų. Ignas pratęsia. Tai bus 4 minus 2. Su x keliame į kairę, su skaičiais į dešinę. 3x minus 4x daugiau arba lygų. Minus 2 tupi perrašau, atsikeliu plus 6. Minus x daugiau arba lygų už 4. Dauginu iš minus 1. Pirmiausia, ką padarau, tai pakeičiu ženklą. Čia x, o čia minus 4. X mažesni arba lygus už minus 4 yra čia. Ir atsakymas yra intervalas nuo minus begalybės iki minus 4. Pasitikriname, tauta, ar taip gavote. Taip, matau, kad taip. O ten reikia dauginti iš minus 1 ar 2? Kaip nori. Nesvarbu. Nuo to rezultatas vis tiek tas pats, tai aš dauginu. Paprasčiau skamba. Taip. Toliau pratęsime. Kas mintis? 4
Tai gerai, bet mes dar pratęsim. 224 mes dar kiek spėsim padaryti. Bet jo nebus kontrolinė. Ne. Ne, nes ten su ten, kur yra reiškinys ir vardiklis, tai tokių nebus. Ten bus tik tai, kur x ir vardiklis, nes čia galime pasirašyti x kart skaičius ir tai mums netrukdo toliau skaičiuoti. Gerai? Tai dabar 224. Išspręskite nelygybės, bent jau vieną, nes yra kas padarė ir tikrai nori pasitikrinti, ar teisingai. Trys x minus 12 dalinti iš 4. Mažiau arba lygu 3. Koks nelygybės bendras vardiklis? 4. Dauginam iš 4. Kiek kartų dauginsime iš 4? 1 ir 2. 4 pirmosios kartų. Čia iš karto padauginu iš 4, tik nepamirškit. Prastinam. Iš 4 prastinam. Lieka 1 kart 3x minus 12, mažiau arba lygu 12, taip, sudauginam, tas pats lieka, nes iš vieneto, su x-ais į kairę, su skaičiais į dešinę, 3x liko, 12 turėjau dešiniai, dar atkėliau 12, 3x mažiau arba lygu už 24, dalinu iš 3 abi pusės, x mažiau arba lygus, x mažesnė arba lygus už 8, 8 nepilnas ir mažiau arba lygu čia ir x priklauso nuo minus begalybės iki 8. Pasižiūrim, ar taip gavome.